Šiandien esame svečiuose pas ūkininką Antoną Bandalevičių ir norime pažvelgti į šįmetinį rapsą, kuris yra prancūzų selekcininko RGT Amazonite. Šios žemės iš tikrųjų tame regione yra labai lengvos, bet žvelgiant į rapsų galimybės, ką akivaizdžiai galima matyti, kad lengvose žemėse užauginti tokio lygio rapsą tikrai yra įmanoma. Žinoma, reikia laikytis auginimo technologijos, kas yra iš tikrųjų labai svarbu ir turime keletą niuansų, kas iš tikrųjų tai ir patvirtina. Bet šiuo metu, praėjus jau ir šalnų laikotarpiai, mes galime matyti, kad yra puikus mezgimas. Nuo pat pradžių, reiškia, visas žydėjimas neina veltui, kiekvienas žiedelis yra verčiamas ankštarėlę. Ir tas rapsas nuo pat ankstyvo pavasario buvo purškiamas su visa priežiūra, plus augimo reguliatoriai, tai Artina buvo atiduota. Ir dabar šiuo metu mes galime matyti, kad užaugo ne tik didelis, bet kartu reiškia, kaip mes ir norėjome, žvelgiant į visą šakotumą, visos šakelės yra paleistos, netgi matyti nuo pat apačios leidžiamos šakos, nes rapsas pats iš savęs yra labai stiprus ir turintis didelę jėgą. Už tai tam rapsui netgi patikrinti, iš pradžių pasiėmiau tiesiog įprastinį peiliuką, bet matau, kad turėsim reikalų. Tai kad išspręsti tą klausimėlį, reiškia, paėmėm visgi tinkamą priemonę, su kuria mesgi galėsime, reiškia, ir patikrinti tvirtumą, nes klausimas, aišku, kūlimo, tai tikrai bus problemėlių ir kombainą jau reikia iš tikrųjų galvot arba įsigyti kitą, arba labai jau galasti dantis kombainui. Ir šiaip norėčiau kartu paklausti ir Antono, žvelgiant į šįmetinį rapsą, ar nenusivylė mūsų darbu, mūsų bendra technologija ir ką galėtumėt pakomentuoti? Žiūrint į tos laukus, kada jau rapsas nori mane peraugti ir visas gražiai žydi, tai tikrai nusivylimų manau, kad negali būti, nes mes jau ne pirmus metus bendradarbiaujam ir prisimenu, kai prieš metus mes filmavom rapsus, kada mes tik tai pradėjom daryti eksperimentą su sėja plačiais tarpueiliais. Ir pernai mes turėjom 5 hektarus tai pasėta ir tas eksperimentas pasiteisino, nes mūsų lengvuosiuose žemėse rapsai, kada pasėti plačiais tarpueiliais, jie labai stipriai šakuojasi ir turi daugiau vietos, kaip sakoma, savo potencialo išnaudojimui. Tai šiemet visus 170 hektarų pasėjom su Vederstat Tempo. Ir matom tikrai gerą rezultatą, bandom kirst su kirviu, bandėm visokiausiais žemės dirbimo, čia šitoj vietoj yra sėta po arimo, šalia yra sėta po noraginio skutiko. Yra variantas vienas po lėkštinio skutiko, kur buvo žaliasis pūdymas ir visur rapsai atrodo panašiai. Tai ką ir norėtumėm pasakyti, kad iš tikrųjų, žinoma, veislė irgi yra įspūdingų savybių, bet šiems metams buvo labai aktualu rapsams drėgmės režimas. Ir jeigu jis yra neužmirkęs, galėjo gerai startuoti pavasarį, tai labai ryškiai matyti, kad laiku atidavus ir augimo reguliatorių, matosi, kad bėgimas nėra išstypęs pats stiebas,
bet yra daug, reiškia, paleistų šakų ir nuo pat apačios šakos paleistos ir jos, reiškia, prisivijo iki viršaus. Aišku, nu, šita jau kažkaip tai, net yra ir tos, bet jos jau yra palikusios ir iš jų jau nieko nebebus. Bet matome, kad rapsas yra iš tikrųjų įspūdingas ir visgi amazonytės veislės, prancūziškos veislės Lietuvai jos yra iš tikrųjų įdomios ir turinčios didelį potencialą. Bet dabar šiuo metu, žiūrint, reiškia, jau į visą gražų vykdomą mezgimą, reikia būtinai suskubti ir atlikti rapso purškimą. Tai šiuo metu mes turime atiduoti, paskutinis purškimas buvo atiduotas prieš pat žydint, o dabar šiuo metu, žydėjimo metu, intensyvaus žydėjimo metu, turime atiduoti boskalido veikliąją medžiagą, mūsų siūlomas produktas Rasput, kuriame yra boskalido 500 gramų litre, duodama iki 0,5 kilogramų į hektarą vienkartinis purškimas, arba galima daryti tiesiog mišinukuose. 0,3 produkto Rasput galima maišyti su Protendo, protikonazolo veikliąja medžiaga, arba su tebokonazolo veikliąja medžiaga. Tiesiog kiekvienas turime tiesiog pasižiūrėti ir parinkti atitinkamą mišinį. Tai šiuo metu yra labai svarbu jį atlikti, nes žiedlapėliai pradeda kristi ir dar numatomas lietus, kuris tuoj pat pradės lipti, reiškia, būtent tose vietose ir iškart formuosis pilkasis sklerotinis puvinys. Tai jis padaro rapsams iš tikrųjų didelę žalą, nuo to turime saugoti. Bet tai yra kita veislė, tai yra tas pats selekcininkas daugintojas RGT, prancūziška veislė, Cuisas. Ji yra žemesnė palyginti su amazonyte, kurioje ką tik buvome, bet veislės savybės yra labai įdomios ir jeigu tai pasižiūrėti į patį augalą, ką jis augina, tai nuo pat apačios jau matomos, reiškia, auginamos šakelės labai intensyviai ir labai stambus pats rapsas. Ir mesgi pabandykime netgi jį kirsti, nes čia jau su peiliuku, kaip ir minėjau, nelabai yra ką daryti. Tai ta priemonė šįmet mums, ko gero, pirmi metai, kiek aš agronomauju, pirmą kartą taip gerai pagelbėja. Ir štai tas rapsas, jis yra tikrai žemesnis palyginti už amazonytę, bet jo šakos jau yra taip pat nuo pat apačios keliamos. Ir jų yra daug, jos yra stambios, dar tos pačios šakelės, reiškia, daro atšakėlės. Ir ko gero, taip pat galime tikėtis puikaus derlio.